Į Lietuvą sugrįžo Europos baidarių ir kanojų irklavimo čempionate Serbijoje. Aukso medalius iškovoja kanojininkai Raimundas Labuckas ir Tomas Gadeikis, kuriems šis čempionatas buvo gera treniruotė prieš artėjantį pasaulio čempionatą. Viskas lygtais normaliai sekės, gal kai kurios rungtys ne visiems pasisekė. Šiaip, bet visos ateityje į pasaulio čempionatą dar tik tai žiūri, tai čia tokios kontrolinės varžybos galime. Buvom pasiruošę gerai iš tikrųjų, dabar šiais metais gerą sportinę formą, tai varžovom dar biškį reikėtų pastemčių, gal pasaulio čempionatą pastem. Tas iškovotas aukso medalis, ką reiškia būtent jums? Reiškia, kad 5 aukso medalis. Priminsime, kad lietuviai dvivietę kanoją 200 metrų sprinto distanciją įveikė per 37 ir 416 tūkstantųjų sekundės ir užlipo ant aukščiausio apdovanojimų laiptelio. Tomas Ramanskas, Vytautas Juknys, Sport 1 žinios + Vilnius.